jeigu mes taip apibendrintume, kiek tos mėsos, žuvies, pieno produktų žmogui per dieną ar per savaitę, reikia kiekvieno per dieną suvalgyti kažkiek, ar užtenka per savaitę kelis kartus. Bent jau kiekiais pasakyk, kad turėtų bendrą suvokimą, į ką orientuotis. Taip, tai jeigu aš taip labai paprastai visą pasakoju, paimkim savaitę žmogaus, ar ne? Mhm. Tai vat per savaitę galima būtų suvalgyti iki 2 kartų raudonos mėsos ir tai būtų apie 200 gramų, taip vidutiniškai visiškai imkim, ar ne? Tuomet žuvies mes neribojam kiekio ir ją galim valgyti kasdien. Ir jeigu mums nepatinka arba mes nevalgom žuvies, mes galim sąlyginai keisti ją į šviesią mėsą. Tai yra balta mėsa, tai yra paukštiena, vištiena ar nekalakutiena ir triušiena, kuris skaitosi tiesiog sveikatai neutrali mėsa. Tai kuo mažiau raudonos mėsos, perdirbtos aš į savaitinį skaičių net neskaičiuoju, tai reiškia, kad aš skaičiuoju Naugau visiškai. į mėnesio kiekį, ten pavyzdžiui 1-2 kartus per mėnesį nebūtų labai žalinga, bet ir nerekomenduojama. Bet jeigu, vėlgi, žinai, ten kažkokios tradicijos, kažkur nueini į svečius, ten kažkokios mėsytės, kartais tiesiog neišvengti, tai yra gyvenimas. Tai, sakykime, nenusibauskim savęs, jeigu ir suvalgom, bet tiesiog jau kasdieniniam racione to turėtų nelikti. Bet tu vadini perdirbtą net, kur būna, žinai, ateina parduotuvė ir tarkim, supjaustytą mėsytę ir tenai, jinai kažkiek, aišku, perdirbta, būna 95% ten, tarkim, vištienos krūtinėlis ir 5% krakmolas, ten koks nors kažkokia. Taip. Tai čia jau perdirbta, ar ne? Taip, čia jau perdirbtas skaitosi. Ai, čia jau perdirbta. Tai netgi tokios mėsos reiktų riboti, ne? Šiaip tai realiai kuo natūralesni produktai. Ką ir mums nauja piramidė sako, kad kuo natūralesni. Reiškia, turiu natūralų produktą ir jį naudoju. Ir kuo mažiau jį su kažkuo tai maišau, perdirbu, apdirbu, įdedu kažką, tuo bus geriau ir palankiau. O su pieno produktais? Su pieno produktais realiai, jeigu žmogus toleruoja juos, tikrai galima naudoti kasdien liesą formą, o jeigu riebę naudojam, tai vėlgi pagalvokim apie 2-3 kartus per savaitę. Ok, supratau. Tai realiai šviesi mėsa, visa ta balta, kaip vadinama, paukštiena. Taip, neutrali. Tai galima kasdieną, nes jinai neutrali, jinai neturi jokio poveikio mūsų organizmui, žuvis kasdieną, liesi pieno produktai kasdieną. Realiai... Gal dar apie žuvį norėčiau paminėti, kad būtent jūrinės kilmės. Ne ežerų žuvis, bet jūrinės kilmės žuvis, nes jos turi daugiausiai omega-3 didžiausią santykį, tai jos mums tinka geriausiai. Aš net esu skaitęs, pamenu, kad mūsų lietuviška silkė turi daugiau omega-3 negu lašiša. Taip, mūsų lietuviška silkė tikrai taip. Tai silkės, skumbrės, jos turi daugiausiai omega-3. Žinai, mes vis tiek gyvenam tokioje kultūroje, kai yra demonizuojama mėsa. Ar tu gali atskirti, kas yra tikrai kenksminga ir kas, jeigu žmogui tikrai patinka ta raudona mėsa, kokias mėsas rinktis? Na, nes aš suprantu, 2 kartus savaitę, bet yra tokių, kurie dažniau valgo, taip, nes jiems tiesiog labai patinka. Vis tiek turim prie praktikos, žinai. Taip, tai kaip sumažinti tą, žinai, kenksmingumą, jeigu žmogus, pavyzdžiui, renkasi dažniau valgyti? Kokią mėsą rinktis? Kas iš tikrųjų, ko žmonės iki galo nesupranta, kai sako, mėsa sukelia vėžį? Ar čia jinai visa sukelia vėžį? Tai būtent perdirbti produktai turi tiesioginę įtaką onkologinių procesų paskatinimui, o raudona mėsa tik didina riziką, gal taip pavadinkim. Tai va čia labai svarbu atskirti, kad perdirbtas produktas, tai dešros, dešrelės, ten visokie pjausneliai ir taip toliau, taip, jie susiję su tiesioginė, ypatingai kolorektalinio vėžio rizika. Tačiau, sakykime, raudona mėsa tik didina riziką ją perdozuojant. Bet jeigu jau renkamės ir jeigu vartojam kasdien, tai tada rinkimės liesus produktus, kad nesimatytų tos riebiosios dalies ir realiai visa raudona mėsa ir nereikia demonizuoti ir tos pačios kiaulienos, tai kiauliena, jautiena, antiena ar ne, tai gali būti žvėriena ir kuo liesesnės jos dalis, tai būtų tas tinkamiausias pasirinkimas. O, pavyzdžiui, žvėriena, tai man atrodo iš viso turėtų būti toks sveikiausias pasirinkimas, nes jos tai nei augina, nei ką, čia dažniausiai medžiotojų su medžiota mėsa. Jeigu liesusios dalys, taip, tai yra tikrai pakankamai geras pasirinkimas, tik vėlgi, žinai, kaip nutinka dažniausiai praktikoje, tas tipinis medžiotojas, kuris valgo daug raudonos mėsos, jisai nevalgo tik liesosios dalies, jisai valgo viską, jisai gamina dešreles, konservų, žinai, ir taip toliau, ir tada mes ką matom, tada šlapimo rūgštis stipriai didėja, bet net ne nuo pačios mėsos kaip tiesiogiai, kaip daugelis galvoja, arba ten dar ankštiniai labai būna išskirti, nu, šlapimo rūgštis nuo ankštinių didėja, tai ne nuo ankštinių, realiai nuo viso metabolinio proceso pablogėjimo, nuo svorio didėjimo ir tada prasideda tos visos problemos šlapimo rūgštim, podagra ir taip toliau. Ok. Žinai, dar mes visą laiką turim tokį terminą, aš kabutės įdėsiu net, gera mityba. Jeigu mes žiūrėtume, kas yra, pavyzdžiui,
pagrindiniai požymiai, jog mūsų mityba yra prasta. Nu, tarkim, žmogui, kuris nelabai domisi tenai, nu, kaip turbūt 90% žmonių, kurie gyvena savo įprastus gyvenimus, valgo pagal tai, kaip juos išmokė tėvai, arba kažką tai girdi, klauso mūsų laidą, dabar išgirsta, aha, 2 kartus mėsą valgysiu, gal ta mėsa ten rinksis ar riebesnė ar kokią, nu, bet maždaug maitinsis ale sveikiau. Taip. Bet, pavyzdžiui, jeigu prasta mityba, kokie indikatoriai tokie pagrindiniai, kuriuo žmogus gali pats atpažinti, šiandien vat sėdėdamas ir klausydamas sakydavo, palauk, aha, aš tikrai va taip jaučiuosi, gal reiktų kažką tai pasitikrinti, kokie būtų pagrindiniai. Taip, tai aišku, tie simptomai pakankamai universalūs, bet kartu ir labai gražiai paaiškinami. Tai reiškia, jeigu mano mityba prasta, ką aš galiu jausti? Tai visų pirma, energijos lygis yra žemas, aš esu pavargęs. Nuolatos. Ar nuo pat ryto, ar Gali pavyzdžiui... būti, kad nuolatos esu pavargęs. Arba, pavyzdžiui, po pietų esu pavargęs labai stipriai. Tada, aišku, oda. Aš turiu bėrimus, mane beria, aš turiu sausą odą, mano plaukai skilinėja, lūžinėja. Žarnynas. Labai svarbus indikatorius. Jeigu man nuolat pučia pilvą, jeigu aš prastai tuštinuosi, reiškia, arba mano viduriai užkietėja, arba aš viduriuoju, arba neaišku, kas ten tam pilve vyksta. Ir aš visada žinau, kad tas pilvas su manim yra, aš jaučiuosi nekomfortiškai, tai yra vienas iš tokių labai lemiančių daug ženklų, kad mano mityboje kažkas yra ne taip. O kai tu sakai sausa oda, nu, man iš karto, žinai, tokia drėgmės trūksta, vandens per mažai geriu, o čia gali būti, kad su mityba dar susiję kažkas tai. Tai žinoma, pavyzdžiui, omega-3 riebiosios rūgštys, baltymų trūkumas visiškai tiesiogiai veikia odos būklę, lygiai taip pat geležies trūkumas, kas irgi gali būti susiję tiek su mityba, tiek su kitais patofiziologiniais procesais, tiesiogiai gali paveikti ir odos. Geras. Nu, sakykime, pavyzdžiui, geležis, ar ne, nu, toks elementas, kuris labai dažna moterijos trūkumas lydi, tai yra feritino ypatingai geležies atsargų, tai pažiūrėk, paakių pajuodavimas, tokia sausa, pablyškus oda, lūžinėjantis plaukai, nagai, saldumynų potraukis ir mes jau judam žemėlapiu link geležies ir feritino trūkumo. Geras. Tada, pavyzdžiui, omega-3 riebiosios rūgštys. Irgi atrodo, tai kaip čia dabar tos omega-3, bet omega-3 riebiosios rūgštys, jos realiai yra atsakingos už visų ląstelių membranų sudėtį. Reiškia, kuo daugiau turim omega-3, tuo mūsų ląstelių membranos yra tokios stangresnės, tvirtesnės, uždegimą mažiau praleidžiančios, reiškia, tada atsispindi ir mūsų išvaizdoje. Mūsų oda švyti, tokia glow visa, mes neturim kažkokių bėrimų, mes neturim psoriazės elementų, pavyzdžiui. Tai viskas realiai kūne yra susiję. Nėra nei vieno elemento, kuris tiesiog šiaip savo yra. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia. Arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.